Prodigy renginių techninio aptarnavimo įmonė, užsiimanti didelių koncertų, festivalių, konferencijų techninio aptarnavimo. Mes galim teikti full production pilno aptarnavimo paslaugas, garsas, šviesa, LED ekranas, apskritai visas projekto valdymas, nes didelis renginys yra ne tik ten koncertas ar konferencija, bet ir didelis projektas tuo pačiu. Prieš daugiau nei 15 metų aš, Remigijus Žiogas ir Tomas Mauricas, mes Klaipėdoje buvome įkūrę įmonę 3 karaliai pramogų projektai ir tuo metu ir įrangos jautėme trūkumą ir aš nusprendžiau, kad reikalinga labiau eiti būtent šią linkmę į renginių aptarnavimą, negu kad į jų pačių organizavimą. Ir tuo labai džiaugiuosi. Plėtėsi palaipsniui, mes visada turėjom ir stengiamės turėti tvarų augimą. Sukūrėme konceptą, kad galėtume turėti iš vienų rankų sceną, garsą, apšvietimą, vystantis LED technologijom prisijungė LED ekranai, taip kaip buvome branduolyje su pilnu aptarnavimu, taip ir išlikom. Numeris 1 tai yra pasitikėjimas. Gali siūlyti kokiam dideliam renginių organizatoriui pačią geriausią kainą, gražiausią marketingą turėti ir visą kitą, bet jeigu nepatikės, kad tu gali atidirbti renginį, kad tu gali gerai padaryti, tai be pasitikėjimo nebus ir užsakymų. Tai čia kalčiausi yra Klaipėdos prekybos pramonės amatų rūmai. Mes apie šitą tinklą tikrai nieko būtume nežinoję, jeigu nebūtume tapę rūmų nariais. O kaip mes tapome rūmų narių, tai vėlgi kažkada rūmams reikėjo didelio gražaus renginio. Mes tarsi buvome toks vietinis esantis čia tiekėjas, tai viskas per rūmus. Mes ilgai domėjomės ir čia šiek tiek rūmai įvedinėjo ir pasakojo, kad mes galime pasiūlyti savo paslaugas ir už Lietuvos ribų. Mes galime gauti prekes arba produktus per šitą tinklą, būtent per šitos narius. Ir mes galime teikti užklausas į tam tikras šalis, kad mes siūlome arba mes patys kažko konkrečiai ieškom. Viena iš mūsų sudėtinių dalių yra nuolat lankyti parodas, į tą patį Frankfurtą, ProLight & Sound, bet po šiek tiek šita paroda mažėja. Prekybos pramonės amatų rūmai organizavo į kitą augančią parodą Verslo misija į Barceloną į ISE. Įdomiausia buvo, kad seni mūsų kolegos partneriai Nexpo Audio mus supažindino su vietinė tokias pačias paslaugas teikiančią Portugalų įmonę ir praėjo kiek laiko ir pasirodo, kad jie turėjo aptarnauti Eurolygos finalo ketvirto fanų zoną Kaune ir tada jie prisiminė, sako, mes turim draugų Lietuvoje, prisidėjom prie šito projektų gyvendinimo. Jie buvo mūsų paslaugų pirkėjai, tai daug ko nesivežė iš Portugalijos, užsakė čia pas mus. Pirmas žingsnis reikia jungtis prie prekybos pramonės amatų rūmų. Tokiu būdu prisijungsit prie Enterprise Network tinklo. Iš šito tinklo ir iš rūmų veiklos naudos bus tiek, kiek pats įdėsi darbo ir energijos. Reikia iš tikrųjų tos bendrystės ir dalyvavimo ir išsikalbėjimo. Aš labai teigiamai vertinu tas organizuotas parodas ir verslo misijas.